Jau eina, jau galim daryti video, chebrai. Gerai, sveiki žiūrovai, čia Gytas iš Fasės Kaurė. Prieš parodydamas, kaip labai lengvai galite išmokti chemijos lygtis, kurias atsiuntė vienas vaikinukas, man sakė, labai sudėtinga, labai sunku pritaikyti. Bet aš pasižiūrėjau, žiūriu, kad čia nėra taip sudėtinga, kaip galbūt atrodo, bet prieš pateikdamas, kaip čia išmoktas lengvai, noriu labai padėkoti žmonėm, kurie seka mane, kurie laikina, kurie dalinasi video. Ir šiandien papasakosiu tokią trumpą istoriją. Šiandien paskambinau grupė OK ir šitągi pradėjom kalbėti, tiesiog seniai bendravom, kalbam. Ir kažkaip išėjo tokia kalba, sakau, ko užsiimi, ką veiki dabar, sakau, video darau ir sakau, galbūt matėjai, dariau keletą video linksmų, sako, tai kaip gali nematyti, jeigu visas Facebookas skamba. Aš toks, galvoju, žiūriu, pas mane tų laikų nėra daug, 72 puslapio mėgėjai, keli pasidalina ir tiesiog nedaug laiko, aš galvoju, kaip čia tas visas Facebookas skamba. Tai paprašiau prisijungti prie istorijos grupės kažkokios, kur mokinasi žmonės istoriją, aš sakau, įmesiu savo video apie tai, kaip istorinės datas išmokti ir priėmė mane į tą grupę, aš einu po biškį postai žemyn ir žiūriu, mano video. Jokį paspaudžiau, kažkoks vaikinukas buvo pasidalinęs, tai įtėjęs į savo Facebooko profilį video, nukirpęs porą minučių pabaigos, įdėjo video ir žiūriu, beveik 80 000 peržiūrų, 920 laikų ir 371 pasidalinimas ir ten virš 200 komentarų. Tai toks, wow, galvoju, iš kur čia tiek daug tų video peržiūrų, laikų ir taip toliau. Tai labai smagu, kad tiek daug žmonių pasidalino, pakomentavo, nesvarbu, kad aš iš pradžių net nežinojau, kad toks judesys vyksta. Tai dabar važiuojam toliau, ne? Čia užrašiau lygtis, aš tų lygčių nežinau, nei pavadinimo apie chemiją, tiesiog nieko nežinau, bet galiu parodyti jums tiem, kam įdomu, kaip labai lengvai tas chemijos lygtis atsimint. Tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai iš kiekvieną dalį turim supaprastinti. Pavyzdžiui, CH3C00, čia tikriausiai, arba OO. Net nežinau, paimsim 00 tiesiog ir H raidė, ne. Tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai parašyti, ką kiekviena raidė mums primena, ką simbolizuoja. Tai pradėsim. Pavyzdžiui, C raidė, ne, aš dabar kelias parašysiu paskui, tiesiog paprastai pagalvosim, kas čia gali priminti mums ką. CH, paskui 3, C, C jau yra. Nulis ten būna, ne, ir H. Galim C dar kartą parašyti, prasme, gal vienoje vietoje vieną, kitoje vietoje kitą, nesvarbu. Ir H. Ten buvo. Čia bus paprastas toks video, nieko čia mantrą nenori parodyti, tiesiog kaip lengvai atsimint. Taip, C ir H, ne? Tai ką, jūs kai kursit savom lygtim, asociacijas kažkokias, tai jūs paimkit C raidė ar H raidė tuos dalykus, kurie jum teikia daugiausia emocijų. Nes man, pavyzdžiui, vieni dalykai daugiau emocijų teikia, jum kiti ir kažkam dar kiti. Tai tiesiog pagal save čia turi daryti. C ir H tai gali būti kas choras, ne? C ir H. Choras, ne? Turim dabar iš visų šitų dalykų, ne? Sukurt pasakėlę. C ir H, ne? Aš dar C ir H užrašysiu. Kažkur tai. C ir H, ne? Choras, tai būna. Chor, užrašiau, ne? Choras. C, tai gali būti cirkas, centas. Cirkas, centas, centas. H, tai gali būti, nežinau, kas iš H raidės, tai Haris. Haris, paskui herbas kažkoks tai. 3, kas gali būti 3, ką 3 primena. Antrankiai kažkokie gali būti, o ne, pusbrolis prikolina jau. Antrankiai.
Krūtinė gali būti moters, ne? Į trejetą panašu iš apačios, ne? Vyrai. Krūtinė. Galiu lažintis, taip chemijos nei vienas nesimokinat. Krūtinė antrankė, ne? Nulis, kas gali būti nulis, ne? Baranka kažkokia. Baranka, kas dar nulis. Kažkoks tai, nežinau, žiedas. Žiedas. C dar kartą, ne? Tai jau čia cirkas, centas rašiau. Tai čia C. Nereikia jau. H. Haris, herbas. Kas dar iš H raidės? Pusbroli, kas iš H raidės gali būti? Helikopteris. Kas? Helikopteris. 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 O kas čia? Papasok trumpai, kas čia per helikopteris? Sraigtasparnis, na. Helikopteris, sraigtasparnis čia. Labai mandras pavadinimas čia. Su ypatingu protu žmonėms. Helikopteris. Kur atsisėdi ir skrendi. Helikopteris. Gerai, pradedam mokytis, ne? CH, ne? H bus choras, ne? Tai įsivaizduokit, choras, ne? Nesvarbu, čia kiek žmonių, tarkim, 20 žmonių choras stovi, ne? Grupuotė. Choras visas dainuoja, ten piškina dainas. Ir kadangi jie per šitągi, per garsiai dainavo, ne? Tai jie antrankis visus uždėjus. Įsivaizduoja, choras mieste, gatvėje atsistoja ir 50 žmonių iš viso garso dainuoja, ne? Mentai prisistatė ir antrankis visiems uždėjo, trejetą antrankis visiems uždėjo. Bet kadangi choras, rimta publika yra, jie labai gerai dainuoja, labai geri dainininkai, tai kad ir uždėjo jam antrankius, jie pinigų daug turi, davė centų, ne, C centų davė mentam, kaip mentam, davė į centų ir viskas, ir tu jau eini vėl toliau, ne. Tai davė centų ir viskas, ir jie vėl toliau dainuoja. O, kas gali būti, ne? O, baranka, žiedas, ne? Baranka. Ir visas cirkas, ne? 50 žmonių. Choras, tiksliau. Visas choras, ne? Dainuoja. Labai garsiai dainuoja, jam uždėti antrankį, bet jie tam, kad įsivaduotų, duoda centą. Ir išsivadavę jie visi, 50 žmonių, po 2 barankas gauna. Valgyti. Po 2 barankas, visi pavalgyt po dainavimo pavargė. Paskui H raidė, ne, helikopteris, Haris arba herbas, ne. Ir visi tie 50 žmonių, ne, bus helikopteris, tai sraigtasparnis kitaip dar. Tai choras dar kartą, jau čia galutinis išmokimas jau yra pasakos, tai choras dainuoja, įsivaizduokit, ant gatvės stovi 50 žmonių, dainuoja labai garsiai. Ir kadangi per garsiai dainuoja, ateina mentai, jam antrankius uždeda, trejetas antrankius uždeda, ne. Bet choras, kadangi jie turtingi yra, daug uždirbę pinigų, centų duoda ir paleidžia juos tiesiog, ne. O kada paleidžia, po 2 barankas kiekvienas nusiperka, ne, išlikusių pinigų suvalgo po 2 barankas. Ir visi tie 50 žmonių suvalgė barankas į helikopterį, atsisėda ir išskrenda toliau į Ispaniją kokią nors dainuotą, ne. Ir viskas. Ir labai paprasta, ir jau mokat šitą. Padalinsim šitos video į 3 dalis, nes per ilgai, kiek čia laiko filmuojam jau? 9 minutės. 9, o ne? Kadangi 9 jau minutės kažkur, tai tiesiog ilgas labai video bus, tai padarysim dar 2 dalis. Prenumeruokit kanalą, laikinkit, dalinkitės ir pamatysit dar 2 dalis. Tai šitą to pačiu taip pat ir dar šitą. O dabar čia baigiam. Iki ir sėkmės jums.